Well, we've been studying the book of John's Gospel. Mes žiūrėjom, studijavom We Jono started a few Evangeliją, chapters, and we studied the word of Father. mes žiūrėjome į žodį ir studijavom žodį tėvas. And then also the epistles of John. Also, I told you to study. Ir read. paprašiau, kad skaitytumėm Jono laiškus. Yeah. And also count, the words, the Father and love. Ir suskaičiuoti, kiek kartų užrašyta žodis tėvas ir taip pat meilė. And it's amazing how God put together, Ir the gospel. nuostaba kelia, kaip Dievas draugė tai viskas You see, sujungė. yeah, I mean, God wants us to know that He's our Father and He loves us. Dievas nori, kad mes žinotumėm, kad Jis yra mūsų tėvas ir Jis mus myli. And that's the truth. Ir tai tiesa. In the 2nd John and 3rd John, the word truth is mentioned 6-7 times. I mean, 7 times Tiek in 3rd John. antram laiške Jono ir trečiam Very small book. žodis tiesa paminėta po 6-7 kartus, tai mažas skyrius. Very small, 13-14 verses. 13-14 In eilučių. fact, 2nd John is the smallest book in the Bible. Smallest book. Tarp kitko, antras Jono laiškas yra pati trumpiausia Biblijos knyga. And the 3rd John is the second smallest book. Ir trečias Jono laiškas yra antroji pagal And so mažumą small, knyga. but 4 times mentioned the Father in the second John. Toks mažas laiškelis, bet 4 kart paminėta žodis tėvas. And in Antram 3rd laiške. John, O trečiam the word truth is mentioned 7 times. žodis tiesa paminėta 7 kartus. Yeah. And, John is a very unique man. Jonas labai originalus žmogus, unikalus žmogus, He was the skirtingas. only disciple Jis buvo vienintelis Jėzaus mokinys, who did not die martyr. kuris numirė sava mirtim ir nemirė kaip kankinys. Bible scholars believe he lived more than 110. Biblijos tyrinėtojai mano, kad jis išgyveno daugiau negu 110 metų. And I just want to remind you one incident that happened in the last days of Jesus. Aš noriu priminti vieną įvykį, kuris įvyko per paskutinėsias Jėzaus dienas prieš nukryžiavimą. And you remember Peter and John and James are the close circle for Jesus. Inner circle. Petras, Jonas ir Jokūbas buvo artimiausi Jėzaus mokiniai ir draugai, kurie buvo arčiausiai jo. Among these 3, the Bible mentioned about John, he's a beloved disciple. Tarp šitų 3 dar Biblija sako, kad Jonas buvo Jėzaus mylimasis mokinys. Because Jesus loved so much John. Jėzus mylėjo Joną labai. And Peter was asking Jesus, Ir Petras Jėzaus klausė. After Jesus told Peter about his old age. Po to, kai Jėzus pasakė Petrui, kokia senatvė Petro bus. He said, Peter, you're going to live old man, and then, Jėzus pasakė Petrui, and somebody's going to carry you where you don't want to go, like this. Kai tu būsi senas, tave ves ten, kur tu nenori eiti. And Peter was, not like satisfied that about God told about his future. Petras nebuvo He's iki not galo interested in that. pasitenkinęs tuo, kad Jėzus jam pasakė, kaip bus ateityje. He was asking about John. Bet jis dar užklausė ir apie Joną. Hey, Jesus, what about John? Jėzau, o dėl Jono kas jam bus? And then, he said, what about him? He might live until I come back, he said. Ir Jėzus pasakė, jis pasiliks, kol aš sugrįšiu. He would not die, like Jesus said. Well, until he sees me, he would not die. Tol, kol jis manęs nepamatys, jis nemirs. And there is a saying goes among the people that Taigi John is not going to die until Jesus comes back second time. Taigi pasklido gandas tarp žmonių, kad Jonas nemirs tol, kol Jėzus nesugrįs į žemę antrą kartą. Oh, yeah. So, and that almost become like a sign for his second coming. Taigi vos neženklų tapo jo antro grįžimo. And, the 12 disciples, they all scattered all over. 12 mokinių paskui jie išsiskirstė į skirtingas vietas ir prasidėjo persekiojimai. Thomas went to India. Tomas išvyko į Indiją. And after converting thousands of Hindus, Tūkstančiai indusų atsivertė į krikščionybę, ypatingai Induizmo mokytojai atsivertė, induizmo kunigai, jie atsivertė į krikščionybę, daugybė jų.
Ir Tomas jisai mirė kankiniu Indijoje. And and all the people in the first century, they're looking, okay. Ir pirmame amžiuje mokiniai žiūrėjo. Hallelujah. Oh, glory. When I talked to you this morning, that's what I prayed. I said, Jesus, give him a dip on the bed. That's what I told him after I talked to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And then when the persecution arises in the Roman Empire, kai Romos imperijoje prasidėjo persekiojimai, and they all think, oh, Jesus is going to come. That's the time. Ir visi galvo, dabar jau Jėzus grįžta, jau čia ženklas, Jėzus grįžta. And then, all the disciples looking at, is John alive? Ir visi mokiniai žiūrėjo, ar Jonas gyvas. He's 80 years old. Oh, he's still alive. He's not going to come. 80 jam, jis gyvas. If he's still alive, we have a chance that Jesus is going to come, Jeigu before he gyvas, dies. Jėzus turi sugrįžti prieš jo mirtį. And then all the disciples died. Visi mokiniai jau buvo mirę. I mean, these other 11. Kiti 11 apaštalų jau buvo mirę kankiniais. And still Jesus is not coming. O Jėzus dar nesugrįžta. And John was, what the Bible scholars believe, Nero threw him in the boiling oil to kill him. Biblijos tyrinėtojai mano, kad Neronas jį įkišo į verdantį aliejų. Yeah. Kad nužudyti. And he would not die. Bet jis nenumirė. He would not die. Jis nenumirė. Nero did whatever he could. Neronas įvairiais būdais bandė jį nužudyti ir negalėjo jo nužudyti. Okay, what are we going to do with him? Ką dar galima būtų padaryti? Banish him to the island somewhere, throw him. Galiausiai ištrėmė į salą. And you remember Jesus said to Peter, he is not going to die until he sees me coming. Ir Jėzus pasakė Petrui, Jonas nemirs, kol nepamatys mane sugrįžtant. But after 110 years old, bet po 110 metų he died. Jis mirė. But Jesus did not come. Ir Jėzus nesugrįžo. What happened to Jesus' word? Tai kasgi atsitiko su Jėzaus žodžiu? He saw. Jesus was telling about this, his coming in the vision. Jėzus kalbėjo John saw. Apie tai, kad Jonas pamatys Jėzų sugrįžtant regėjime. And then he died. You see, none of the disciples has seen Jesus coming in his glory. Nei vienas iš kitų 11 apaštalų nematė Jėzaus sugrįžtant Only šlovėje. John. Tik Jonas. He saw in the first chapter it describes and second chapter, and then he says, "Oh, I see Jesus coming in his glory in his second coming." Jonas sako, aš matau Jėzų savo šlovėj sugrįžtant į žemę. Ir tada jis mirė. And the uniqueness of John is he was so tempered before. He was very high-tempered man. Toks jo išskirtinumas, išskirtinis bruožas Jono buvo, kad kažkada tai labai senai, pačioj pradžioj, jis turėjo tokią pykčio problemą. Yeah. Oh, very, very angry man before. Turėjo didelį pyktį savy. And one time Jesus was going towards a Samaritan village. Jėzus kartą ėjo į Samarijos kaimą. They did not receive Jesus. Jėzaus jie nepriėmė. When he went first time, kai jis pirmą kartą nuėjo, they rejected him. Jie atstumė jį. And John was so mad. Ir Jonas buvo įpykęs. Lord, we're going to call fire down from heaven and we're going to burn all this Samaritan village. Pasakysim, kad ugnis iš dangaus nužengtų ir sunaikintų šitą kaimą. So angry, so jis buvo piktas. But by the time he is writing these epistles, bet jau tuo metu, kai jisai užrašė šitus laiškus, everything went upside down. Viskas buvo iš esmės pasikeitę atvirkščiai. Not even a tiny bit of anger. Jau nėra nei lašelio pykčio jame. Everything was washed away by God's love. Su Dievo meile viskas buvo išplauta ir nuplauta. And he could write about God's love so much in those few chapters, few verses. Tose keliose eilutėse, keliose skyriuose jis galėjo tiek daug pasakyti apie Dievo meilę. Because that's what God wants us to know. Nes Dievas nori, kad būtent tai mes žinotumėm apie jo meilę. And when we know God's love, ir kai mes žinome Dievo meilę, transformation that happens in John's life will happen in our lives. Tas milžiniškas pasikeitimas, kuris įvyko Jono gyvenime, įvyks ir mūsų.
John has that anger problem or temper, whatever it is, and God changed him, transformed him. Jonas turėjo tą pykčio problemą ir Dievas pakeitė jį. We have maybe different problem, let's say. Pas mus gali būti kita problema. But when we let God's love Bet kai mes leidžiam Dievo meiliai come in our lives and work, when we ateiti į mūsų realize gyvenimus ir veikti juose, our problem also will be transformed, completely opposite. tos problemos mumise bus iš esmės pakeistos, išimtos, visiškai apverstai kitą pusę. And we have one church elder in my dad's church. Vienas buvo bažnyčios vyresnysis pas mano tėtį bažnyčią. He was our witness in our wedding, in Indian wedding. Mūsų vestuvėse Indijoje jis buvo liudininko. Very nice man. Labai geras žmogus, So soft minkštas, and very gentle. labai švelnus, He won't even shout. net šaukt I negali. never seen him angry. Niekad nemačiau jo pikto. Never. Niekad. So gentle. Toks And they have even a švelnus. title. He works in the railway. Jis dirba geležinkelį. He is the very high boss. Labai aukštose pareigose. He's the over all the guys who check the tickets. He's on top of them. Reiškia, jis yra viršininkas visų bilietų tikrintojų. Yeah. And they gave him a title. Netgi jis turi tokį pavadinimą, vardą jam suteikė. A soft man. Reiškia, minkštas žmogus. Yeah. He doesn't get. And when he gave the testimony, Bet kai jis liudijo, he said he was so mad before he got born again. jis sakė, labai piktas žmogus I buvo mean, prieš priimant Jėzų. He broke so many tables in his house. When he Netgi got mad. namuose stalus sulaužydavo iš pykčio ir ne vienas sulaužęs. He would get mad at wife and he breaks the table. Jeigu jis supykdavo ant žmonos, jis sulaužydavo stalą. Anything. If he has Bet some ką? glass or something, he just hits to the wall. Bet ką, kas po ranka pakliuvo stiklinę ar kažką iš karto trenkdavo I į mean, sieną. Before those who saw him and now they think he's completely different man. He's not the same. Tie, kurie kažkada buvo matę anksčiau ir dabar jie nepatikėtų, kad tai tas pats žmogus visiškai skirtingas. He's completely changed him. Visiškai pasikeitęs. What? Kodėl? God's love. Dievo meilė. And you see, God's love, when it works in our lives, it not only changes, transforms, but the same thing, we like to help others. It would change others through us. Bet mato Dievo meilė, kuri keičia mus ir veikia mumise, ne tik pakeičia mus iš vidaus, bet taip pat liečia ir kitus žmonės ir mes norim, kad ta Dievo meilė keistų ir kitus žmonės. And, God, John gives a very contrast, it is the book of contrast. Jonas, jisai užrašė daug kontrastų, tiesiog priešingybių. Tai knyga pilna priešingybių. This John epistles, very small books. Jono laiškai labai Look mažos at this. knygos. John is mentioning about light and darkness. Jonas kalba apie šviesą ir tamsą. And he's talking about old covenant, new covenant. Jis kalba apie seną sandorą ir naują sandorą. And he talks about children of the Father, children of the devil. Jis kalba apie tėvo, dangiško tėvo vaikus ir apie velnio And he vaikus. talks all these contrasts, life and death. Mirtis ir gyvenimas. Very small book. I counted about maybe 11 contrasts he gives. Toj mažoj knygelėje jisai 11 priešingybių aš suskaičiavau. He is saying like this. You are let's say father of the devil before. If you know the truth, then you will become a father of life, father of the light. Reiškia, jisai kalba apie tai, kad reiškia, yra velnio vaikai ir velnas yra tėvas, bet jeigu tu pažįsti tiesą, dangiškas tėvas, jisai tampa tavo tėvu ir jis yra šviesos tėvas. Very plainly he's teaching, very Labai plainly. So easy to paprastai ir understand. tiesiai jisai mokina. Light and darkness. Šviesa ir tamsa, Love and hatred. meilė ir nepykanta. All over the world, people understand these things. Visam pasaulyje žmonės supranta šios dalykus. Very simple things. Labai paprastus And he wants dalykus. to draw contrast. You know the truth and you know God and you will be all these good things. Ir this jis nori nubrėžti tokią skiriančią liniją. Jeigu tu pažįsti tiesą ir visą tai, kas iš Dievo, tu And būsi also- Dievo vaiku. And also, he also mentions many times threes also. Three. Not only two.
Bet jisai dar taip double pat, things, and also he mentions three items. jis dar taip pat paminė 3 dalykus daugelį vietų. Ne tik 2, bet dar ir 3. And you remember we studied that Samaritan woman first know Jesus as a man and a prophet, and then she said Messiah. 3 Mes things. pirmiau studijavom, kad samarietė moteris pažino Jėzų kaip žmogų, kaip kaip pranašą ir kaip mesiją. Yeah. Trečią. And the blind man, you Ir know. aklas Bartimiejus. Yeah. No. This blind man in John's Gospel. Ir Jono Born Evangelijoj blind. He aklas also žmogus, saw kuris Jesus as a gimė man, aklas. prophet, and the Lord. Jis pradžioj pamatė Jėzų kaip žmogų, paskui kaip pranašą ir paskui kaip viešpatį. And John says Jesus is the way, truth, and life. Ir Jonas taip pat sako, Jėzus yra tiesa, kelias ir gyvenimas. And in the epistles, John portrays Father as a, life. From the beginning there was a life. Ir Jonas taip pat kalba savo laiške, kad tėvas yra gyvenimas. And Father as a light. Ir jis turi šviesą, jis yra šviesa. And Father is love. Ir tėvas yra meilė. Also he goes like, 3. Ir jis kalba apie 3 dalykus iškart. And when we see these things, in these epistles, Kai mes pamatom tai laiškuose, if you ask people, you want to love or hatred, everybody would say, I jeigu want to žmonių love. paklaustum, tu nori meilės ar neapykantos, dauguma sakytų meilės. Do you want to walk in the darkness or do you want to walk in the light? Ar tu nori gyventi šviesoje ar tamsoje? We want to walk in the Dauguma light. sakytų, norim Nobody šviesoje. would say that. Turbūt niekas nepasakytų But tamsoje. sometimes, looks like we are doing the opposite. Bet kartais atrodo, kad mes elgiamės priešingai. Yeah, why? Kodėl? Why? Kodėl? That's what the John's Gospel 17:17, there is a verse. Evangelijoje pagal Joną 17:17. You know what does it say? Žinot, ką tai sako? Jesus is praying to the Father. Jėzus meldžiasi tėvui. He said, Father, Tėve, sanctify them in thy word. pašventink juos savo žodžiu. Jesus is praying. Jėzus meldžiasi. And he's asking us, Ir jis prašo mūsų. sanctify yourself for a word, or for the truth. Pašventink save tiesa arba Dievo žodžiu. And now, what is a sanctification? Kas yra pašventinimas? Sanctification is something you put aside for a special purpose. Pašventinimas reiškia, kad tu paimi kažką, padedi į šoną tam tikram tikslui, atskiri tai tam tikram tikslui. You in the Old Testament times, they made some special things only for the tabernacle purpose. Senajame testamente būdavo pagaminami tam tikrie dalykai tik šventyklos tikslams. And some gold cups that Solomon made, very nice, beautiful Saliamonas ones. pagamino gražių indų iš aukso. And they have to be only for the Holy of Holies purpose, in that place Ir only. tie indai galėjo būti panaudoti tik šventykloj, kai kurie tik šventų švenčiausioj daly. And Nebuchadnezzar, the other Babylonian king, I think, who invaded Israel, he stole all these things from the Holy of Temple and he misused it for drinking wine. That's why he lost. He was dead. His own children killed him. Ir Babilonijos karalius, kuris užėmė Jeruzalę ir paėmė tuos indus iš šventyklos ir parsinešė į Babiloną, jis iš tų indų gėrė vyną ir netrukus mirė, jo vaikai jį nužudė. Because it's not for any purpose. Those parts, those things for a special purpose. Turėjo, juos nebuvo galima naudoti, bet kokiam tikslui jie turėjo specialią paskirtį. And if it was unholy, God made them, cleaned them, purified them, and set aside for a special purpose. Jeigu tie indai buvo laikomi nešventais, jie turėjo būti atskirti, išvalyti, pašventinti, paskirti, reiškia Dievo pašventinti ir pašvesti ir atskirti tam tikram tikslui. And the same thing with us. Lygiai tas pats su mumis. We were sinners. Mes buvom nusidėjėliai. God washed us Dievas nuplovė mus in Jesus' blood. Jėzaus krauju. And He made us holy. Ir jis mus padarė He šventais. purified us. Jis
ištyrino mus, And then padarė he put tyrais. aside. And then Ir jis mus atskyrė, he dedicated for a special purpose. pašventė mus specialiam tikslui. We are made for one purpose. Mes sukurti vienam tikslui, A special purpose. ypatingam specialiam tikslui. What is that purpose? Ir koks tai yra tikslas? To know the truth. Pažinti tiesą. It says it, John 17:17. Jono 17:17 sako, We are put aside, we are specially, made holy, cleaned, purified, put aside, dedicated to know the truth. mes esam atskirti, pašventinti, nuplauti, išvalyti tam, kad pažintumėm tiesą. That's our purpose. Tai mūsų tikslas. And the problem is, Bet problema, most of us doesn't know the purpose of their living. Just by living. dauguma They don't know. žmonių tikslo nežino savo gyvenime. You see, you have a nice electric guitar, Na, tarkim, turi 5,000 liters. turi gerą elektrinę gitarą už 5,000 litų. And you give that guitar to 2-year-old kid. Ir tą gitarą paduosi 2 metų vaikui. He would break it. Tuoj sulaužys. He just pull all the strings and any way he wants, he take a Tuoj ištrauks spoon and stygas, scratch it. su šaukštu pagros. You know why? Žinot kodėl? He doesn't know the purpose of the guitar was created for. Jis, tas vaikas, nežino, koks tos gitaros panaudojimo tikslas koks. That's the same thing with us. Lygiai tas pats su mumis. Most of the Christians Dauguma krikščionių doesn't know the purpose. nežino tikslo. When you do not know the purpose, Kai nežinai tikslo, they misuse, or Tada. you abuse. tada neteisingai naudoji arba pasinaudoji neteisingai. When we do not know the purpose, what it's made for, Kai nežinai tikslo, dėl ko kažkas yra padaryta, there is 100% possibility of Yra. misusing it. 100% tikimybė ir galimybė, kad neteisingai panaudosi tai. Because we do not know why it made. Nes nežinai, dėl ko tas dalykas padarytas, kokiu tikslu naudojamas. That's the dilemma with the Christians. Ir tai toksai We iššūkis, neiššūkis want to walk in krikščionims. the light. Mes We norim gyventi Every one Šviesoje. of you here would raise hand, both hands. They say, I want to walk in the light. And honestly, you do. Kiekvienas iš mūsų pakeltumėm abidvi rankas ir sąžiningai pasakytumėm, aš noriu gyventi But šviesoje. again and again, Bet vėl ir vėl we find ourselves atrandam patį save in the dark. tamsoj Sometimes in not the way that God made us. arba netam keli arba netame būde, kokį Why? Dievas mums Why? sukūrė ir Because paruošė. we are Kodėl? not understanding the purpose of God creation for Nes us. mes nesuprantam Dievo sukūrimo tikslo mums. We are put aside Kad mes by esam God himself atskirti paties Dievo, to know the truth. kad pažintumėm tiesą. And now, when you come to the next step, Dabar jau atėjus iki kito laiptelio, what is the truth? tai kasgi yra ta tiesa? And Jesus gave the answer right away. Ir Jėzus suteikė atsakymą iš karto. Let's read it. John 17:17. Paskaitykim Jono 17:17. Yeah. And you might say, well, I would like to know, I would like to be sanctified to know the truth. Galbūt pasakysi, aš noriu būti atskirtas, pašventintas, kad pažinčiau tiesą. Yeah. 17:17 it says, sanctify them in thy truth. 17:17 pasakyta, pašventink juos savo tiesa. And then it says, what is the truth? Tavo žodis yra tiesa. Right there. Jesus gave the word himself, the answer all the time. He doesn't put us in some kind of confusion. He explains all the time. You find the answer in the Bible. Jėzus suteikė atsakymą čia pat savo žodėje. Jis nepalieka mūsų sumaišty. And he said, your word is truth. Jėzus sako, tavo žodis yra tiesa. So we are put aside, sanctified for a special purpose to know the word. Taigi mes atskirti, į šoną padėti specialiam tikslui pažinti tiesą. And now we come to the next level. Dabar mes ateiname į kitą lygį. What is the word? Kas yra žodis? We say, well, what is the truth? The word is the truth.
Klausiam, kas yra tiesa, tiesa yra žodis. Taigi, And what is the word? kas yra žodis? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. So in other words, God made us specially for a purpose to know Him. Taigi, Dievas sukūrė mus specialiam tikslui pažinti jį. We are dedicated. We put Mes- aside Pašvesti, atskirti į šoną, to know the truth, which is God. pažinti tiesą, kas yra Dievas. That's what it is. You see, most of the time we are missing it. Ir čia mes prasilenkiam. We don't know purpose. Mes nežinom tikslo. Anything, any item, any tool, if we do not know the purpose, we misuse it. Bet koks dalykas ar kažkoks įrankis, jeigu mes nežinom, kam jis skirtas ir kam jis naudojamas, mes neteisingai panaudosim jį. And it doesn't work. If you do not know the purpose, Jei it nežinai, doesn't work. kokiam tikslui tas įrankis padarytas, tas įrankis ir neveiks kaip reikia. A long time ago, people who somebody invented a bicycle, Prieš kažkiek tai metų seniau žmonės kažkas išrado dviratį. I have a book about bicycle history, Aš turiu all kinds knygą of bicycles. apie dviračių istoriją. And after a while, Po kurio they laiko, thought, well, you know bicycle, you just sit down and push it. žodžiu, atsisėdęs mini. As you push, you go forward. Kai mini, judi į priekį. And then, after a while, they invented a moped. Po kurio laiko buvo sugalvotas išrastas mopedas. It's similar to bicycle, but Panašu there į is a motor dviratį, there. bet yra varikliukas. And the one man gets on the moped, Taigi vienas vyras užlipa ant to mopedo, and he thinks it's a bicycle. galvoja, kad tai dviratis. And he's just pushing it. Ir mina. And have you ever used a moped as a bicycle? Ar kada nors važiavai mopedu kaip su dviračiu? You got to push it really hard. It Minti- doesn't go easy. Minti reikia labai smarkiai, nes Because- lengvai nevažiuoja. The wheels doesn't move with the pedal, it moves with the engine. Ratai, The ne, wheels. ratai nesisuka nuo pedalų minimo, ratai sukasi, nes variklis duoda jėgos jam. The purpose of the moped is the wheels to go with the motor. Tikslas to mopedo, kaip jisai turi važiuoti, jis turi būti varomas variklio. Yeah. And if that man doesn't know the purpose, Jeigu tas vyras nežino tikslo, he pushed it. I mean, it's a true story. One man pushed it tikrai tokia really hard. istorija. Minė, labai smarkiai minė. His son gave him as a gift. Sūnus jam dovaną padovanojo tą mopedą. And he comes back, he says, son, Ir sako, I sūnau, love my bike. man patinka mano dviratis. I don't know why it goes faster than your thing you Aš gave nežinau, me. bet mano dviratis važiuoja greičiau už tavo dovanotą. And I don't feel any pain in my legs when I push my O bicycle. ir kai minu dviratį, ir kojų neskauda. And he says, oh, Dad, how you going? O jis sakė, tėti, o kaip tu su šitu I mopedu push važiuoji? it. Sakė, minu? She- Oh, that's not how you go. Sakė, ne taip reikia važiuoti su juo. You see, when the purpose is not known, if you do not know the purpose, Matot, kai nežinai tikslo, it's not only you misuse it, abuse it, Ne but tik it doesn't neteisingai work properly. panaudoji tai, bet dar ir tas daiktas neveikia, kaip priklauso jam veikti. And when we do not know the purpose of God's word for us, Kai mes nežinome Dievo žodžio tikslo mūsų gyvenimai, we also don't use the word properly. mes nesinaudojam Dievo žodžiu teisingai, And you see, nepanaudojam jo the teisingai. word is supposed to work easy for us. Easy. Dievo žodis turi veikti lengvai mūsų gyvenime. You see, there is a saying like this, they say, if you work the word works for you. Reiškia, jeigu tu veiki, yra toks pasakymas, jeigu tu kartu veiki su Dievo žodžiu, Dievo žodis veikia tau arba tavo gyvenime. And I heard many times, Ir many aš- places. Daugybę kartų, daugelį vietų girdėjau. And I say, yeah, I believe in God for that. Tikiu, jo, But I tikiu don't know, Dievu, it's not working. bet neveikia. And then immediately it's like a moped pushing it. Ir tas kaip tas mopedas su pedalais minamas. They did not get the purpose of that word, the Jie truth. nesuprato tikslo Dievo žodžio, tiesos. And when you do not know the purpose, Kai nežinai tikslo, it don't work.
neveiks. Not only you misuse it, Ne not tik, kad- only you abuse it, Ne tik, kad neteisingai pasinaudoji arba panaudoji tai neteisingai. it don't work. And it feels so hard. Neveikia ir taip sunkiai jaučiasi It's viskas. supposed to be so veiksmas. easy. O turėtų būti lengva. That's what God's plan is, for us to make lives easier and a blessing. Dievo planas ir yra, kad mūsų gyvenimus palengvinti ir palaiminti mus. But we try our best to go forward. Bet mes iš visų jėgų minam. We pray 1 month, 2 months, and Ir say, mėnesį ir wow, 2 meldžiamės. I'm kneeling down every day and praying. My knees are hurting, but no Jau, reply. jau mano keliai paskaudo nuo maldos, o atsakymo nėra. Oh, I'm fasting, my stomach is, getting skinnier, but I'm not getting an answer. Pasninkauju ir skrandis traukiasi, plonėja, bet jokio atsakymo. We have to know the purpose. Turim žinoti tikslą. Okay, now, here he said, we are sanctified people, means put aside. Pasakyta, mes pašvesti žmonės, pašventinti reiškia atskirti į šoną, Especially to know the truth. kad pažinti tiesą. My purpose, say everybody with me, my purpose is to know the truth. Dabar visi draugė pasakysime, kad mano tikslas yra pažinti tiesą. Mano tikslas yra pažinti tiesą. That's the main purpose. Tai pagrindinis tikslas. And remember that one. Atsimink tai. Anytime you ask God anything, Bet kada, jeigu tu paklausi Dievo bet Lord, ko, do I approach you according to your word, according to the truth? ar aš kreipiuosi į tave, Dieve, tiesoje pagal tavo žodį. And when you have that, you check yourself, Patikrink save. and when you find out the purpose of that word, Ir kai any promise, atrasi tikslą Dievo žodžio, It bet works. kokį pažadą, it works very easy. tada veikia labai lengvai. And then, okay, we saw we are sanctified, we put aside. Mes pamatėm, kad mes pašvesti, reiškia atskirti į šoną. And there is one more thing to it. Yra dar vienas dalykas prie to. You see, the sanctified things, sanctified items, you cannot put anywhere you want. Pašvestus daiktus negali padėti bet kur. They have a special place. Yra speciali vieta jiems. Special items in a special place. Tiems specialiems daiktams yra speciali vieta. You cannot put those sanctified gold items which are used for tabernacle in the temple of Dagon in the Old Testament. Tie ypatingi specialūs pašvesti indai, kurie paskirti šventyklai, negali nunešti į Dagono šventyklą. You cannot put anywhere else. Stabų demonų šventyklą. Negalima jų padėti ten. And in Hebrews, Laiške Žydams there is one verse, yra tokia eilutė. 10:19. 10:19. It says, Jesus sanctified a way for us. Kad Jėzus pašventino mums kelią. So, sanctified people Taigi, have a sanctified way to go. pašventinti žmonės turi pašventintą kelią. Just because we are sanctified, we cannot go anywhere we want. Dėl to, kad mes esam pašventinti, mes negalime eiti bet kur. Oh, just because we are sanctified, we cannot do anything we want. Ir dėl to, kad mes pašventinti, mes negalim daryti bet ką. There is a special things, special place, a special way to go. Yra į speciali vieta ir specialus kelias. And we have to go in that way. Ir mes turime eiti tuo keliu. Our lives are sanctified Mūsų gyvenimai pašventinti and our path is sanctified. ir mūsų kelias pašventintas. And we have to find that path Ir mes turim surasti tą to kelią go only in that way. ir eiti tik tuo keliu. Then we will have a victory. Tik tada mes turėsim pergalę. The most important thing in our spiritual life Pats svarbiausias dalykas mūsų dvasiniam gyvenime is to know the truth. yra pažinti tiesą. To know the truth. Pažinti tiesą. You see, anything God asks us to do, Bet anything, ką, ko Dievas paprašytų mūsų atlikti, He already did it Himself. Jis jau pats tai atlikęs yra. He never asks something that He never did. Jis niekad neprašo mūsų padaryti tai, ko pats jau nebūtų padaręs. He says, you're going to have a persecution.
bear with this because I suffered also persecution. Jėzus sako, jūs turėsit persekiojimų, jūs iškesit, nes aš buvau persekiojamas. Now you might say, well, why God asked only to put us as separate, to know only truth? Why God is asking us only us to be sanctified? Kodėl, dabar paklausė, kodėl Dievas sako, kodėl jisai norėjo mus pašventinti, atskirti ir kodėl Dievas būtent mūsų prašo pašvestiem būti. And Jesus was also sanctified. Jėzus taip pat buvo pašvestas. Same, you see God, I mean, it's amazing. Pašventintas. Look at this, John 17. Jono 17 skyriui pažiūrėkime. 19. Evangelijoje pagal Joną John 17. 19. 19 eilutėje. Look at that. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. He says, yeah, like they sanctified and I am sanctified myself. Jie pašventinti ir aš pašventintas pats. So there is a thing that Jesus made himself. He put aside himself to teach us the truth. Jėzus pats save atskyrė, kad mokintų mus tiesos. And in John's Gospel, 10th chapter, Jono Evangelijoje 10 skyriui and Jesus said, Jėzus pasakė, Father sent me Tėvas pasiuntė as mane a sanctified person. kaip Means for a special person. pašvestą. Jis pasiuntė mane kaip pašvestą asmenį specialiam tikslui. And he did not have any other things but a special purpose. He came to the earth. Jis turėjo ypatingą tikslą atėjęs į žemę, ne kažką kitą daryti. That we will be knowing him. Kad mes pažintumėm jį, tai yra pažintumėm So tiesą. he did also. He would not ask anything that he did not do before. He would not do nothing. He would not ask us. Jis neprašo mūsų padaryti nieko, ko pats jau nebūtų padaręs. He already did. Jis jau tai yra atlikęs. He sanctified himself. Jis Put aside. pašventino pats save ir atskyrė save. And the main blessing of knowing the truth is the main blessing. Pats didžiausias palaiminimas yra tiesos pažinime. Because John's epistle says that the truth is light. Jonas savo laiške pasakė, kad tiesa yra šviesa. And what is the power of light? Kokiagi yra šviesos jėga? Immediately Iš karto it casts all the darkness out. išveja tamsą lauk. You see, there is no switch called darkness switch. No. Žinot, nėra jungiklio įjungti tamsai. There is no switch called, okay, we can put the darkness on. You Gerai, cannot put it. mes negalim pasakyti, įjunkime tamsą. There is only absence of light, which is darkness. Yra šviesos trūkumas, stoka, kas yra tamsa. So when we know the truth, the power of God, why God wants us to sanctify in the truth is, Kai mes pažįstam tiesą, kodėl Dievas nori mus pašventinti savo žodžiu, pašventinti mus as tiesą. soon as you know the truth, Kai tik sužinai tiesą ir pažįsti tiesą, the darkness leaves your heart. tamsa pasitraukia iš tavo Have you širdies. seen anywhere light and darkness together in the same room? Ar matei kur nors kambarį ir šviesą, ir tamsą drauge? It's impossible. Neįmanoma. It's impossible. Neįmanoma. As soon as you put the light on, Kai tik įjungi šviesą, we don't know where the darkness goes, but it disappears. mes nežinom, kur tamsa dingsta, bet tamsa That's how it is. dingsta. In our Taip yra. spiritual lives, Mūsų dvasiniam gyvenime, as soon as you know the truth, kai tik pažįsti tiesą, it's like, you don't see, you don't have to see, physical eyes, but it disappears. netgi tau nereikia pamatyti to fizinėm akim, bet tai iš karto dingsta. As soon as you decide, Kai Lord, tik nusprendi viešpatė, Lord, you made me tu for a mane special sukūrei purpose. specialiam tikslui. And that purpose is to know the truth. Ir tas tikslas yra pažinti tiesą. And your word is truth. Ir tavo žodis yra tiesa. Lord, I decide myself. Viešpatė, aš I nusprendžiau. want to know the truth. Aš noriu pažinti tiesą. As soon as you decide it, Kai tik nusprendi, the light will come in your spirit. šviesa ateis į tavo And the dvasę. darkness leaves. Ir tamsa pasitrauks. Because the darkness and light cannot stay. Nes tamsa ir šviesa drauge negali išbūti. As soon as you get the word in your spirit, Kai tik žodis pasiekia tavo dvasę. there are some other blessings of knowing the truth. Dar yra kiti palaiminimai to, kurie seka, kai pažįsti tiesą. I will
You know what is this one? Žinot, kas čia? Yeah. This is only metal, huh? Čia metalo gabalėlis. But it's, 60 liters, this one. Šitas dalykas kainuoja 60 litų. You know what is this? This is a soap. Muilas. But this is a special soap. Specialus muilas. You don't see it. The main thing is it cleans. You know, when you cut the onions, Žinot, ką jisai nuvalo? your Tarkim, hands will be smell onion smell. Jeigu pjaustai svogūnus, rankos turi tokį stiprų svogūno kvapą. And you can wash with the soap, but you still have a smell. Bet jeigu paprastu You check it muilu out when you cut the onions. nusiplausi rankas, tavo rankos vis viena kvepia tuo svogūnu. But this has a special, unique, I don't know what it is. Just a stainless piece, you know. Tai yra nerūdijančio plieno gabalėlis. But as soon as you put this one in your hands and put under the water, Jeigu jį paimsi į rankas ir pakiši po vandeniu, chemical reaction, something. įvyksta kažkokia cheminė reakcija, Immediately, the onion smell leaves. svogūnų kvapas dingsta. It cannot stay with this one close by. Negali pasilikti, svogūnų kvapas negali pasilikti. Immediately. Iš karto. And your fingers will smell just the normal like before. Ir, Like you never cut the onions. ir tavo rankos kvepės kaip ir priklauso, jokios svogūnų kvapo. So, as soon as it touches the water, it Kai tik- kicks out all the onion smell. Reiškia, kai šitas dalykas susiliečia su vandeniu, svogūnų kvapas dingsta. You don't see it with the natural eyes, Natūraliu akim nesimato nieko, but it leaves. bet kvapas dingsta. Same thing. Lygiai tas pats. When you know the truth, Kai pažįsti tiesą, you don't see it, but the darkness leaves. nematai to fiziniam akim, It bet cannot tamsa pasitraukia. It cannot stay close to the truth. It Ne, cannot. negali pasilikti It's impossible. tamsa prie tiesos. Neįmanoma. Our friends gave 2 years ago this one. And moreover, it doesn't wear out, you see? Matot, prieš 2 metus That's a mes good gavom one. dovanų šitą dalyką ir jis, matot, nesusidėvi. Yeah. And that's the same thing. If this doesn't wear out, you can imagine the word of God never wears out. Jeigu šitas dalykas nesusidėvi, Never. tai tu įsivaizduok, kaip You Dievo žodis you niekada cannot use nesusidėvi. the word of God out. You Tu cannot. negali sudėvėti Dievo žodžio. Never. Niekad. It's impossible. Neįmanoma. So today I just want to encourage you. Aš noriu padrasinti šiandieną jūs. What is your purpose? Koks tavo tikslas? What are you put aside for? What purpose? you Dėl put ko aside? tu esi atskirtas? And I will close with this one scripture in 1 Peter 1 Petro laiške aš paskaitysiu rašto vietą ir užbaigsiu tai. 3:16. 3:16. 1 Peter 3:16. 1 Petro 3:16. Turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti. Well, it says you Having have a pure conscience. no, that- but it says you put the you sanctify Christ in your heart. 15. Probably Šventu that. laikykite viešpatį Dievą savo širdyse. Yeah, that's the one. So, that means, to know the truth, we have to decide that our hearts and our spirits has only one purpose, that is to know God. And we establish, Don't say that. yeah, get it. I have so much Yeah. coming, it's so hard to stop. Yeah. Okay, say it again. To know the truth, you said, yeah. No, we have to decide in our heart Mes turim nuspręsti savo širdyse. the main purpose Pagrindinis tikslas of our hearts or anything mūsų širdžių, to know the truth. kad pažinti tiesą. And that thing comes only when you put a God, Ir tik tai Jesus. gali įvykti tik tada, when you sanctify. kai mes Yeah, how to put this thing? You sanctify your heart. Like you put Okay. your heart, kai atskiri savo širdį ir pašventini savo širdį. like you put aside. You clean and you Reiškias, purify your heart. Išvalai And you put širdį aside ir atskiri for one purpose. vienam tikslui. To be the Lord on your heart. Jesus will be Lord over your heart. Kad Jėzus būtų tavo širdies viešpats. And that way you will know the truth. Tokiu būdu pažinsi tiesą. And when you know the truth, Ir kai žinai tiesą, you have a lot of blessings. tada turi daug The palaiminimų. first thing I told you, darkness will leave right away. Pats pirmasis aš pasakiau,
tamsa pasitrauks. And there are some other things I'm going to mention later time, next meeting. So today I Ir yra just kiti dalykai, apie kuriuos kalbėsiu kitą susirinkimą. I want to encourage you. Taigi noriu padrasinti jūs I want to ask you ir noriu paklausti jūsų, to check your hearts patikrinkit savo širdis and see whether you realize the purpose of your life or not. ar esi atradęs savo gyvenimo tikslą, supratęs jį, The purpose of your life. savo gyvenimo tikslą. Why we are created, why we are living now. Kodėl mes gyvenam ir dėl ko mes sukurti? What is the purpose? Koks tikslas? Let's bow our heads, all of us. Nuleiskim visi draugė galvas. And check your hearts, please. Ir patikrinkim savo širdis. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. I want you to know that you have to find out the purpose for your life. Viešpatie, aš noriu pažinti tikslą savo gyvenime. Because when you do not know the Nes purpose, jeigu nepažinsi tikslo, you won't be fulfilling your life. You will be misusing it, will be neteisingai abusing it. pasinaudosi savo gyvenimu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Ačiū tau Lord. viešpatie. Jesus, I thank you, Lord. Ačiū tau Jėzau. I thank you, Lord, for every person that's sitting here. Ačiū tau viešpatie už kiekvieną žmogų čia. Lord, esantį. help us to find out the purpose. Padėk mums viešpatie atrasti tikslą. Lord, put us aside, Lord. Viešpatie, atskirk mus. We want to be completely dedicated for you only, Lord. Mes norim būti atskirti tau ir pilnai pasišventę tik tau Lord, viešpatie. you sanctified, Lord. Dieve, tu pašventinai mus. You made us clean and purified and made us holy. Tu viešpatie mus padarei šventais ir tu mus nuvalei ir nuplovei. Lord, help us to keep that way, Lord. Viešpatie, padėk mums pasilikti tame. We want to be used by you, Lord. Mes norim, kad tu mus panaudotum. We want to be sanctified only for your purpose, Lord. Mes norime Thank būti you, Jesus. pašvesti Thank you, Lord. viešpatie tavo tikslui. Jesus, I thank you, Lord, for helping us to realize every person in this place, Lord. Viešpatie, Hallelujah, aš dėkoju tau, kad tu hallelujah. kiekvienam čia esančiam žmogui padedi Thank you, Lord. suvokti tai. Thank you, Ačiū tau Jesus. Thank you, viešpatie. Lord. Ačiū tau viešpatie. Hallelujah. Sura Ačiū tau, rababa viešpatie. labrande sira rama. Thank you, Lord, for helping us, Lord. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie, Oh, kad thank you, padedi mums. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jėzu, ačiū tau Oh, viešpatie. rabanda sira rababa gramanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for doing it. Thank you, Ačiū tau Jesus. viešpatie, kad darai tai. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jėzu, ačiū tau Thank you, Lord. viešpatie. Thank you, Jesus, tau, for doing it, viešpatie. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Jėzaus Jesus' vardu. Amen. Amen. Actually, I had a completely different message. I got, on the same subject, but a different round. I wrote Aš it down. Norėjau Everything, kalbėti tą but pačią temą, bet visiškai kitaip. completely, God took over different Bet direction. Dievas visiškai pakreipė kitą Thank linkmę. you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. Since this is the first Sunday, we're gonna Pirmą mėnesio participate sekmanį mes the Lord's mes Supper. viešpaties It's going to be vakarienę His body and dalyvaujam blood ir that He shed for us. prisimenam Thank you, jo Jesus. pralietą Thank you, Lord. kraują ir jo kūną Thank you, atiduotą Lord. už mus. And when we participate, Ir mums as bedalyvaujant, Ramune comes and teaches us, mes paprašysim Ramunės Thank you, apie tai pasakyti kažką tai. Aleliuja. Ačiū Dievui, kuris iš tiesų ne tik trokšta, bet ir veda mus į visą tiesą. Jeigu mes tik leidžiame jam tai daryti. Aš esu pasakojusi kažkada sapną, kurį po kiek laiko Dievas išaiškino ir parodė tą reikšmę, kad jis nori vesti mane į visą tiesą. Po kiek laiko Dievas davė kitą sapną ir parodė, kurioj vietoje aš esu tuo metu. Dievas parodė, kad tarsi aš kažkiek tai jau ragauju tos tiesos, tačiau pati dar tiesa, tik tai ateina truputis iš tos tiesos dar tų tokių
kaip apreiškimų, kaip vandens truputis iš tos jūros vadinamos. Ir Dievas kalba mums įvairiais būdais, jis mus pataiso, jis mūsų tėtis. Ta akimirka, kai mes pašventėm jam save, savo gyvenimą, jis paėmė mūsų už rankos ir nepaleidžia. Taip mes kartais būna, kad ištrūkstam, bet po kiek laiko vėl atbėgam ir įsikimbam į savo mylinčio tėčio ranką. Aleliuja. Ir iš tikrųjų Dievas nepalieka ir neapleidžia. Mūsų nežinioj nepalieka. Jis kalba mums ir rodo įvairiais būdais. Visus dalykus. Sako, žinot, kai mokiniai vaikščiojo su Jėzumi, ir apie Joną mes girdėjom šiandieną, jie daug kartų nesuprasdavo Jėzaus žodžių vienas kito. Bet Dievas yra tas, kuris mums išaiškina viską. Amen. Sako, Jėzus pasilikdavo su jais ir išaiškindavo viską. Dievas nori mums paaiškinti, kad mes suprastume. Kad mes suprastume jo valią, jo tiesą. Kad mes sektume juo. Kad mes būtume tie, kurie nenusimenam, jeigu kažko nesuprantam. Jeigu kitų nesuprantam, jeigu nesuprantam, ką Dievas daro šiuo metu mūsų gyvenime, jeigu dar kažkokioj tai vietoj kovojame, kaip tas Jonas galbūt su kažkuriais dalykais, ar su pykčiu, ar su kitais dalykais, bet tiesiog noriu padrasinti ir pasakyti, kad mes nesam veidmainiai dėl to. Jeigu mes trokštam eiti į tiesą, trokštam pažinti jo valią, trokštam įeiti jo laisvę. Tai jeigu mes dar tebe kovojame, mes nesam tie veidmainiai. Mums nereikia savęs kaltinti ir plakti dėl to. Dievas nekaltina, jis tiki, kad mums pavyks. Aleliuja. Kad mums pavyks, nes su juo negali nepavykti. Jis jau viską padarė, kad mums pavyktų. Ir jo ranka ant mūsų kiekvieną dieną, kad mes galėtume judėti į priekį. Į jo tikslą, iš tikrųjų į jo tikslą. Ir šloviai Dievui, kad jis uždeda tas naštas. Dėl žmonių, dėl kaimų, dėl miestų, šlovė Viešpačiui. Iš tikrųjų Dievas veda mus kiekvieną savo keliu. Kiekvieną savo keliu. Aleliuja. Ir kiekvienam duoda tas naštas, asmeninės naštas. Mes galime padėti vienas kitam, paėjėti tam tikrą laiką vienas su kitu, bet kiekvienas, sako, eis savo keliu. Aleliuja. Ir mums nereikia dėl to jaustis nepatogiai. Mes sekame Kristumi. Aleliuja. Ir šloviai Dievui, kad galime kiekvienas eidamas savo keliu turėti vienybę tarpusavyje. Turėti bendrystę, turėti džiaugsmą, turėti nuostabų brolišką bendravimą. Aleliuja. Ir džiaugtis tuo, ką Dievas mums dovanojo. Dalintis jo nuostabiais darbais ir stebuklais. Ką Dievas daro. Žinot, mokiniai susitikdavo, jie eidavo į vairias vietas ir grįždavo ir dalindavosi. O Dievas tą padarė va ten, o va ten Dievas tą padarė. Dievas nori mus irgi vesti į vairias vietas, kad kuo daugiau žmonių pasiektų jo šviesa, jo tiesa, jo gyvenimas. Aleliuja. Tikrai Dievas yra nuostabus ir nuostabiai tobulai kalba ir veda kiekvieną iš mūsų, mums priimtinais būdais. Ir tikrai nieko tokio, jeigu kažko nesuprantame. Pasitikėkim savo Dievu, jis pasakys, viską išaiškins iki galo. Svarbu mums užimti tą žemiausią vietą, kaip Evangelijoje sako, jeigu tave pakviečia į svečius, sako, nesėsk į garbingiausią vietą, kad atėjęs nepasakytų, eik iš čia, čia kitam vieta yra. Sako, sėsk į žemiausią vietą. Kas ta žemiausia vieta? Tai mūsų ta vieta slaptoje su Viešpačiu,
kur niekas nežino, ką mes darome su Viešpačiu vienumoje, kur mes meldžiamės, kur mes išsakome Dievui visą savo tuos kovojimus, abejonės, visą kitą mes atiduodame visą tai ir pasitikime, kad Dieve, su tavim viskas tvarkoj, aleliuja. Aš pasiliksiu šitoj vietoj iki to momento, kada tu pasakysi, ateisi ir pasakysi, ateik aukščiau ir sėskis į šitą vietą. Sako, kas gali pats ateiti pas mane? Tik ateina tas, kurį pašaukė tėvas. Aleliuja. Laukim iš jo, pasilikim toj vietoj tiek, kiek reikės. Aleliuja. Tiek, kiek reikės. Dievas tobulai žino. Tobulai. Ne, melskimės Dievo dvasioje. Šventoji dvasia tobulai žino, ko prašyti. Ir tobulai meldžiasi per mus, mūsų ateitį. Aleliuja. Pasilikim su juo. Turėkime tą laiką kartu, kiekvieną dieną pažinti jį. Užimti tą žemą vietą, kad atėjus metų jis galėtų pasakyti, kadangi buvai ištikimas mažame, ateik aukščiau, ateik į savo šeimininko šlovę. Aleliuja. Ačiū Dievui, tikrai Jono 7 skyriuje 17 eilutėj. Prieš tai ten Jėzus kalbėjo apie tai, kad aš esu gyvenimo duona, kas ateina pas mane niekuomet nebalks ir kas tiki mane niekuomet nebetrokš. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną, nes mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Aleliuja. Sako, kaip mane siuntė gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Ir žinot, Jėzus kalba ir sako, tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, kieti šie žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų pakylantį ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Jėzus iš pat pradžių žinojo, kas netiki ir kas jį išduos. Ir po to 7 skyriui 17 eilutė sako, ir prieš tai dar žydai stebėjosi ir sakė, iš kur jis žino raštą visai nesimokęs. Ir sako, kas nori vykdyti jo valią, supras. Ar tas mokymas iš Dievo, ar aš kalbu iš savęs. Jėzus pasakė labai aiškiai ir tiems, kurie klausė ir nesuprato ir murmėjo, ir žydams, kurie stebėjosi, sakė, kas nori vykdyti tėvo valią. Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar aš kalbu iš savęs. Aleliuja. Jeigu mes norim vykdyti jo valią, Dievas duoda malonę suprasti. Aleliuja, suprasti jo žodžius. Ir kietus žodžius, ir minkštus žodžius. Ir ačiū Dievui už jo kūną, kuris tikrai yra ta gyvoji duona, jis yra žodis, kaip sakė. Jeigu mes priimam jį į save kaip tą žodį, kaip gyvenimo duona, mes gyvenam per jį. Jis yra gyvenimas, kurį mes priimam į save per žodį. Aleliuja. Ačiū Dieve tau už tavo kūną, kurį atidavė už mus. Ačiū už kraują, kurį praliejai. Ir ačiū Viešpatie, kad visada viltis yra Dieve. Per ką mes šiandieną beeitume, visada yra viltis su tavimi. Tavo kraujas pralietas dėl kiekvieno iš mūsų ir tavo kraujo pakanka Viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu mes atiduodame tau visą šlovę Viešpatie. Ir mes dėkojame Dieve už tą pergalę, kurią jau mums dovanojai. Mes dėkojame Dieve už tavo atliktą darbą ir kad tu pradėjęs gerą darbą mumyse, taip pat jį atbaigi Dieve. Tau visa šlovė dėl to Viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu.
Ačiū tau viešpatį už vienybę mūsų tarpe, Dieve, už tavo vienybę, viešpatį, už tai, kad tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Ir ačiū Dieve tau, kad tu atgaivini mus tuo savo gyvenimu, kiekvieną iš mūsų. Pakeli, Dieve, prižadini ir vedi į priekį, viešpatį, Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū Dieve tau, kad bedalyvaujant mums šitoj vakarieniai, šitam simboliniam veiksme, mes išties prisimenam tave, Jėzau. Prisimenam tave, prisimenam tai, ką tu padarei ir tikėjimu priimam, viešpatį. Priimam, Dieve, tą atliktą ant kryžiaus į savo situacijas, į savo gyvenimus, į savo kūnus, į savo jausmus, Jėzaus vardu. Mes skelbiam visoms toms situacijoms, ligoms ir visam kitam, kad atlikta. Atlikta Jėzaus Kristaus vardu, atlikta, išgydyta, išlaisvinta, atlikta Jėzaus Kristaus vardu, atlikta, haleliuja, mes šlovinam tave, Dieve, ir dėkojame tau. Mes priimam tai, Dieve, be jokių abejonių ir skelbiam, kad tai atlikta, viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu. Tau visa šlovė, Jėzau. Tau visa šlovė, karaliau, palaimink šitą duoną ir gėrimą, Dieve, ir tegul tai tampa mums, Dieve, simboliu to gyvenimo, Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja.